Rašydami didžiąją L darome lanką ir paliečiame viršutinę eilutę. Labai svarbu jos neperžengti. Tada kiek pasvėrę, leidžiamės žemyn iki pat apatinės linijos. Jos neperžengdami padarome kilputę. Tada vėl paliečiame apatinę eilutę ir šiek tiek pakylame aukštyn. Tai yra rašytinė L didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją L raidę. Mažąją L pradedame rašyti identiškai kaip K. Nuo apatinės eilutės kylame aukštyn iki pat viršutinės linijos. Neperžengdami jos, darome kilputę ir vėl leidžiamės iki pat apatinės eilutės. Ja palietę, padarome lanką ir pakylame šiek tiek aukštyn. Tai yra rašytinė L mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją L raidę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis L raidėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis L raidėmis. Taip kartokite, kol užpildysite visas puslapyje esančias eilutes.